Labas rytas visiems. Mindaugas sveikinasi iš savo darbo kabinetų namuose. Taigi, taip, kol tvarkausi įrangą, apžvelgsim, ką turim daryti čia šiandien. Taigi šiandien yra paskutinė diena, kai esu įsisegęs ir prisisegęs nuolatinį gliukozės stebėjimo aparatą. Šiandien vakare jau turiu išimti, praėjo 2 savaitės. Visas šitas 2 savaitės stebėjau savo cukraus kiekį telefono pagalba ir panašiai realiu laiku. Tai praeitą šeštadienį atlikau tokį eksperimentą ir palyginimą, kokius parodymus rodo nuolatinis gliukozės stebėjimo aparatas ir gliukozės monitorius, kuris parodo cukraus kiekį iš piršto. Rezultatus apibendrinau praeito šeštadienio, matysim, kaip šiandieną viskas veiks. Taip, įranga paruošta. Kaip ir praeitą šeštadienį matuosiu cukrų tiek per gliukozės stebėjimo sistemą, tiek iš piršto kas valandą ir žiūrėsiu, kuo skirsis, kaip skirsis parodymai. Beje, šiandien yra birželio 13, šeštadienis, atsikėliau prieš 10. Dabar pasidarau cukraus kiekį, pasižiūriu maždaug koks cukrus atsikėlus ryte, nieko nei valgius, nei gėrus, ir eisiu pasiruošti pirmąjį valgį. Tai ką, pradėsim, ane? Aš manau, kad daugumai visą tai žinoma, tai nieko čia nenustebinsiu. Ir nieko naujo aš jūsų neišmokysiu. Tai va, cukrus būtų tiek ryte. Dabar einam gerti rytinių skysčių, kaip visada citrina, šiltas, ne karštas, kambario temperatūros vanduo ir vitaminai prieš pirmą valgį. Tai šiam kartui iš manęs būtų tiek, tai iki pasimatymo 11 prieš pirmą valgį. Nu ką, važiuojam. Taip, kol ruošiuosi antram cukraus kiekio matavimui, truputėlį apie šitos dienos eksperimentą ir jo eigą. Praeitą šeštadienį, kai dariau šitą visą testavimą ir bandymą, stengiausi kuo mažiau judėti, kuo mažiau aktyviai leisti laiką. Būdavo, kad pavalgau ir einu pagulėti ant lovos ir panašiai, nieko neveikiau. Šiandien naudosiu atrastas 2 strategijas, kurios neva turėtų padėti sumažinti cukraus kiekį kraujyje po valgio ir taip toliau. Tai pirma būtų prieš valgį, ypač didesnio kiekio angliavandenių naudojimą, išgerti obuolių actų šiek tiek su šiltu vandeniu kambario temperatūros. Ir antras
būdas būtų ir strategija, antras būdas sumažinti cukraus kiekį po valgio neva būtų lengvas aktyvumas po kiekvienų valgių apie 15 minučių. Tai reiškia, kad nereikia didelio aktyvumo, tiesiog užtenka pasivaikščioti lėtu lengvu žingsniu apie 15 minučių, atlikti šiokią tokią veiklą namuose ir panašiai. Bet koks lengvas aktyvumas 15 minučių pavalgius neva turėtų neleisti pakilti cukrui labai aukštai ir turėtų būti mažesnis, turėtų būti jaučiamas mažesnis cukraus šuolis kraujyje po valgių, ypač didesnio valgio, kuriame yra daugiau angliavandenių. Taigi, dabar einu, pirmas valgis paruoštas, einu pavalgyti, pasimatuosiu cukrų iškart po valgio ir eisiu apie 15 minučių pasivaikščioti. Taigi, ką tik pavalgiau, turėjau pusryčius, pirmą valgį, nors gal kam nors jau ir pietus, nes jau dabar 11:30. Valgiau apie pusę valandos, tai matuosim cukraus kiekį iškart po valgio. Taip, smatuojam cukrų ir, kaip minėjau, naudosim antrą strategiją, kuri neva turėtų padėti neleisti pakilti cukraus kiekiui ir labai dideliam cukrui po valgio. Einu pajudėti 15 minučių. Kadangi dabar šiuo metu esu su vaikais, žmona dirba, tai pasivaikščioti nelabai galiu išeiti. Tai kieme pasivaikščiosiu 15 minučių pirmyn atgal. Tai šiam kartu tiek ir iki sekančio. Nu ką, labas dar kartą sugrįžę. Praėjo 1 valanda po valgio. Po valgio, kaip minėjau, vaikščiojau kieme 15 minučių ir pažiūrėsim, kas gausis. Ar davė tasai judėjimas po valgio toksai ir truputėlis aktyvumo cukro kiekiui ar ne. Čia 8,3. Normaliai. Nu gerai. Bet kad ir cukrus 8,3. Jaučiuosi gan gerai, energijos yra. Smegenų rūko vadinamo nėra. Saldumynų potraukio nejaučiu. Tik tiek gal šioks toks šalutinis pojūtis yra, džiūva burna ir troškina. Troškulys jaučiasi, norisi atsigerti kažko, nes burna biškutį išdžiūvusi. Bet šiaip savijauta gera. Nepasakyčiau, kad neturėčiau energijos ar prie žemės trauktų ar panašiai. Tai kai ką, šiam kartui tiek, susitiksim po valandos. Iki. Labas dar kartą visiems. Cukrus po 1 valandos ir 2 valandos po valgio. Bandom.
Matai kaip. Nagi. Visai nieko. Greitai nukrito per valandą. Pojūčiai tokie pat. Tik tais vis dar jaučiasi džiūvanti burna ir šiek tiek troškina. Visa kita kaip ir normaliai. Negaliu sakyti, kad jaučiausi kažkaip blogai. Šiam kartui tiek. Susitiksim dabar po valandos. Labą dar kartą. Taigi, praėjo dar 1 valanda po paskutinio cukraus kiekio matavimo. Ir iš viso 3 valandos po pirmo valgio. Dabar pasimatuosiu cukrų. Kaip minėjau, išbandysiu dar vieną strategiją prieš valgį, kuris turi daugiau didesnį angliavandenių kiekį. Išgersiu obuolių acto su kambario temperatūros vandeniu ir pasidarysiu antrą valgį ir susitiksim tada po valandos prieš antrą valgį. Taip, važiuojam. Taip, trumpai apie savijautą. Savijauta gera, tik dar jaučiu vis tą džiūvančios burnos pojūtį ir truputėlį troškina vis dar. Visa kita kaip ir normaliai. Kažkokių blogesnių pojūčių nepajutau praėjęs 3 valandom po pirmo valgio, bet jau dabar jaučiu apetitas sukilęs, norėtųsi kažko valgyti ir norisi kažko riebaus. Tai viskas. Einu ruoštis antram valgiui, susitiksim po valandos. Tai tiek. Prabėgo dar 1 valanda. Dabar yra 3:30. 30 minučių prieš išgėriau obuolių acto. Pasiruošiau valgį numeris 2. Pasimatuoju cukrų ir einu valgyti. O, dabar gerai. Tai tiek, dabar jau einu valgyti, labai noriu valgyti. Susitiksim po pusvalandžio iškart po valgio. Nu ką, praėjo pusvalandis, per kurį pavalgiau. Matuosim cukrų iškart po valgio. Žiūrėsim, ką. Tai ką, dabar susimatysim po valandos. Kaip ir minėjau, naudosim antrą strategiją, kuri neva turėtų padėtų sumažinti cukraus kiekį kraujyje ir cukraus kiekių šuolius. Eisiu pasivaikščioti 15 minučių. Šiam kartui tiek, susitiksim po valandos. Labas dar kartą. Jau nebežinau net kelintą kartą per šiandieną. Taigi prabėgo valanda po antro valgio. Kas per tą valandą buvo padaryta.
apie 15 minučių pasivaikščiojau po valgio aplink namus. Tokį mažiuką ratuką padariau. Ir per likusį laiką iki dabar pabaigiau dėliotis mitybos planą kitai savaitai. Nu ką, žiūrim, ką parodys po valandos su savo nauja strategija. Taigi. Sakyčiau normaliai, žinant kokį kiekį suvalgiau kinvo ir kokį kiekį angliavandenių. Ir kol kas rezultatas džiugina. Cukrus nesukilo taip iki 8, po antro valgio iškart buvo pakilęs iki 7, dabar krenta. Nu gerai. Tai tiek, dabar susitiksim po valandos, pažiūrėsim cukrų po 2 valandų. Tai iki greito. Na ką, eilinis cukraus kiekio matavimas prabėgo po antro valgio 2 valandos. Savijauta gera, energijos lygis geras, dirbam. Bandom susidėlioti kitos savaitės mitybos planą. Žiūrėsim, ką dabar gausim. Praėjus 2 valandom po valgio. Na štai. Nu ką, važiuojam. Nebedaug čia liko jūs kankint. Šiandieną. Tada reiks pakankint. Vėl prabėgo valanda ir liko valanda iki paskutinio valgio. Šiandieną. Taip, pasimatuojam cukrų ir einu kažką pasigaminti. Ką valgysim vakarienį. Visai neblogai. Tai šiam kartu tiek, dabar susitiksim po valandos prieš paskutinį valgį. Tai iki. Sveiki dar kartą. Taip, matuosim cukrų prieš valgį. Paskutinis valgis paruoštas. Daugiau pamatuosim iškart po valgio. Tiesa, likus pusvalandžiui iki valgio išgėriau obuolių acto su šiltu vandeniu, su tikslu pažiūrėti, ar padeda obuolių actas sumažinti cukraus šuolius ar ne. Tai tam kartu tiek, susitiksim po pusvalandžio. Nu ką, važiuojam. Prabėgo pusvalandis po paskutinio matavimo. Pavalgiau paskutinį valgį. Ir žiūrėsim, ką parodys po valgio visi matavimai. Ir eisim 15 minučių praseisim aplink. Tai ką, šiam kartu tiek, iki
susimatymo po valandos. Taip, jau atėjom prie pabaigos. Dar keli matavimai ir bus šiandien baigta. Taip, matuojam cukrų. 1 valanda po valgio. Let's go. Keista. Labai keista. Net nežinau, kaip tai paaiškinti. Angliavandenių buvo daug. Nu, yra kaip yra. Negaliu ginčytis. Tai šiam kartui tiek iš manęs. Susitiksim po valandos. Na ką, labas dar kartą visiems. Jau šį kartą ir šiandieną paskutinį kartą. Pamatuoju cukrų. Praėjus 2 valandoms po paskutinio valgio. Ir eisiu, susitvarkysiu savo darbo vietą. Ir eisiu jau pailsėti. Kas liečia apie rezultatų aptarimą ir apibendrinimą, praeito šeštadienio, praeitos savaitės matavimų ir šitos savaitės gal aptarsiu kitą sykį ir maždaug padarysiu palyginimą, kuo skiriasi, kai praeitą savaitgalį valgiau mažiau angliavandenių per vieną valgį ir beveik nieko neveikiau po valgio. Turiu galvoj, pragulėdavau ir stengdavausi kuo mažiau judėti. Šiandien šį kartą bandžiau pridėti porą punktų, kuriuos išgirdau YouTube'e, kad yra dalykų ir būdų, kurie gali padėti sumažinti cukraus kiekius, cukraus kiekių šuolius organizme ir taip toliau. Pirmas būdas būtų obuolių actas prieš kiekvieną valgį, kuris turi daug angliavandenių. Ir antras būdas tai apie 15-30 minučių po valgio pajudėti. Užtenka tiesiog pasivaikščioti ar tiesiog užsiimti paprastą namų ruošą, kažkoks minimalus aktyvumas. Tai va tai, ką dabar testuojamės ir einam pailsėti. Na, bandom. Tai tiek. Šiam kartui paskutinis matavimas. 5,2 stabiliai nukrito. Nors ir valgiau daug angliavandenių. Dar valgiau bulvių. Tai viskas. Kada dabar darysiu vėl kitas iki šitą dalyką, nežinau. Turiu dar vieną tą nuolatinio gliukozės stebėjimo sistemą, bet turbūt aš jo jau nebenaudosiu. Neverta. Perparduosiu, nes kaip pirkau komplekte buvo 2, nes nepasakyčiau, kad labai patogu čia su juo visada vaikščioti. Vis tiek svetimkūnis jaučiasi kūne. Tai, o dėl naudojimo gliukozės
monitoriaus ir tai pabandymų karts nuo karto gal dar kokį vieną kitą savaitgalį padarysiu, kai turėsiu laisvo laiko ir nedirbsiu ir panašiai. Nes norint padaryti visą tai, ką šiandien dariau, tai turiu visą dieną nieko neveikti, sėdėti namuose ir kas valandą badyti pirštus. Tai yra reikalų su šito reikalu. Tai va tiek šiam kartui. Visiems geros nakties, gero likusio vakaro, kas dar kažką tai veikėt. Ir gero likusio savaitgalio. Tai atsisveikinu tam kartui.